Pirma pažintis. Visų pirma, reikia prisiminkime Lean instrumentai. Pradėkime nuo vertės srauto žemėlapis. Kaip taikomas vertės? A3 problemos sprendimo forma yra labai nuoseklus ir logiškas dokumentas. Jisai pasako, kaip konkrečiai Lean sistemoje ieškoma sprendimo. Jeigu mes pabandytume įvardinti, kuo turi pasižymėti problemos sprendimą aprašantis dokumentas. Tikriausiai mes norėtume, kad visa informacija būtų vienoje vietoje, būtų glaustai išdėstyta ir lengvai suprantama, kad teiginiai būtų. A3 forma yra A3 formato lapas, kuriame mes turime labai mažai vietos aprašyti problemos priežastis, sprendinį ir pasiekmes, rezultatus. Todėl pati forma verčia dokumentą ruošiantį asmenį maksimaliai beveik idealiai perprasti nagrinėjamą situaciją ir į patį dokumentą įdėti tik tai tą informaciją, kuri yra pati reikšmingiausia ir tuos duomenis, kurie yra patys svarbiausiai, kurie konkrečiai parodo veiksmų logiškumą. Pačioje formoje visų pirma nurodoma, kokia yra problema, pagrindžiamas, dėl ko ji atsiranda, kokiamis aplinkybėmis ir numatomi tikslai ir uždaviniai, kokią mes būseną norėtume pasiekti, kaip mes norėtume pakeisti savo procesą, koks jis turėtų atrodyti ateityje. Tokiu būdu iš dabarties situacijos ir iš ateities būsenos mes galime rasti. Kaizen tai tobulėja. Kaizen struktūra. Visų pirma, vadovai apibūdina problemą, kuri turi būti išspręsta, kokybiškai vertina problemos pasiekmes ir aplinkybės, kuriomis problema atsiranda. Tada sudaro tarpfunkcinę komandą, numatydami, kokių tarpfunkcinių gebėjimų komandoje gali prireikti, nustato tikslą komandai ir įvertina, kokių gali prireikti pagalbinių resursų, tarkime IT ar logistikos, ar teisininkų ar panašiai. Nustato kaizeno trukmę ir komanda išleidžia į darbą. Kaizen komanda dedikuoja 100% savo laiko kaizen darbui. Tuo metu, o tai tipiškai yra 3-5 dienos, kitų užduočių kaizen komandos nariai neturi. Jie išanalizuoja situaciją, remiasi A3 problemos sprendimo eiliškumu ir logika, eina Gemba, renka faktus, vadovaujasi vertės kūrimo principu, ieško visų 7 švaistymo šaltinių, remiasi Lean arsenalo įrankiais ir priima sprendimus, atlieka darbą. Vizualizuotas valdymas. Standartizuotas darbas. Japoniškai žodžiai. Kai kurie džidokai ir pokajokai. Kokybės kontrolės sistema Lean visų pirma paremta savikontrolę. Operatoriai vadovaujasi 3 paprastom taisyklėm. Nepriimu broko, tikrinu priimamą produktą procese, naudoju pokajokę priemonės. Antra, nedarau broko pats, naudoju standartizuotą darbą. Trečia taisyklė, neperdodu broko į sekančią operaciją, kontroliuoju savo atlikto darbo kokybę ir taip pat naudoju pokajokę priemonės. Operatoriams reagavimą palengvina paruoštas standartizuotas kokybės įvertinamas, kada nurodomas klaidų pobūdis tikėtinas ir numatyti reagavimo būdai. Tokiu būdu Lean proceso srautas vis tik tai ne visada mes galime. Kanban yra daugybė Kanban sprendimų priklausomai nuo konkrečios įmonės poreikių ir nuo konkrečių sąlygų taikymo. Tačiau pagrindinė informacija, kuri atspindima Kanban kortelėje arba Kanban formoje, yra žaliavos dalies arba priemonės kodas, ką reikia paimti, kiekis, kuriuo reikia papildyti atsargas, saugojimo adresas, iš kur reikia paimti, ir pristatymo adresas, kur pristatyti. Labai dažnai Kanban kortelės yra koduojamos barkodais, gali būti elektroninės Kanban formos, gali būti plastikinė. Neefektyvus procesas. Greitas įrengimų perdirbimas yra dažnas iššūkis gamybinėse įmonėse, nes tipiškai įrengimai yra brangus, didelio našumo
Jie yra naudojami plačiam produkto asortimentui gaminti. Kiekvieną kartą perinant nuo vieno produkto gamybos prie kito, mes įrengimą stabdome ir derinimo metu mes nepanaudojame įrengimo potencialo. Todėl savo užsiduodame šį klausimą, kaip perderinimo trukmę sutrumpinti. Jeigu užsiduotume savo klausimą, kiek laiko mums prireiks įsipilti stiklinę vandens, papildyti automobilio baką ir pakeisti visus ratus, mes tipiškai galvotume, gal tai užtruktų ir pusvalandį, gal ir daugiau. Tačiau taip pat gerai žinome, kad formulės komanda tam sugaišta gal tik tai 8, o gal tik tai 10 sekundžių ir todėl visiškai teisėtai sau galime užsiduoti klausimą. Greitam įrengimo perderinimui, greito įrengimo totalinė produktyvumo priežiūra yra trumpinys angliškų žodžių Total Productive Maintenance arba TPM. Tai yra praktika, kuria siekiame maksimalaus įrengimo galimybių panaudojimo. TPM pagalba įrengimų priežiūra iš reaktyvaus reagavimo į gedimus tampa prevencinio charakterio rūpesčių įrengimais, kuriame visų pirma dalyvauja patys įrengimo operatoriai. TPM susideda iš 4 elementų, tai yra autonomiška priežiūra, kada operatoriai patys prižiūri savo įrengimus, planinė priežiūra, dalyvaujant serviso specialistams, operatorių mokymas, jiems suteikiant galimybę atlikti sudėtingesnius aptarnavimo darbus, ir prevencinė priežiūra atliekama operatorių ir serviso darbuotojų. Sumoje šie visi veiksmai duoda geresnį įrengimo efektyvumą. Pakankamai dažnai vienas iš apro, na ir pabaigoje pasakyti,